Viskas naujas. Ķepām, vārdām. Nauja porcija. Nauja porcija. Dėl tā ir labas. Jo, paimsiu, paliekit mane, jo. Ai, paliekti, ne? Jo. Jeigu spiesi gaus. Nu, supratau. Virsam daug. Šīm tur daugiau. Bet turim irgi. Jo. Mūsų išskirtinė pats skaniausia bus. Tai sakau, čia 60, dar čia. Naujoviški. Tu pavyzdžiui, Paulundai. Ką? Paulundai. Tai iš daug komisija. Dar tokių nesnemačiu. Nu, tikra, kad ne. Nu, Aidanu sakiau. Čia tai mirtingysim. Turim dviejų rūšių. Vieną tradicinį, kitą eksperimentą. Taip. Vyriausi technologai dirba. Sakykit, kodėl tokį spalvą nestandartus. Kol muzika negro. Mes žinokit, vienijam du lietuviškus tradicinius patiekalus į vieną. Derinom prie šių metų cepelinų tematikos, o jau atidarius pamatysit kokie patiekalai. Kuris lietuviškesnis jį? Kuris aš laikyčiau abudu lietuviškus, nes užsienyje jie lietuvių tradiciniai patiekalai. Ypatingai cepelins, tai toks lietuviškas pavadinimas. Taip, cepelinas, taip. O antrasis, galbūt mažiau užsieniečiams žinomas, bet Lietuvoje jau irgi daromi. Taigi sveiki, šiandien 8. cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Džiaugiamės, kad susirinko komandos iš visos Lietuvos, iš Dzūkijos, iš Žemaitijos ir iš kitų Lietuvos kraštų. Ir tikėkimės, kad kompetentinga komisija įvertins ir atras patį skaniausią cepeliną ir vainikuos cepelinų virimo karalių. Skaniai padarėm, bet bus nedaug. O jūs kas per komandą? Plikių bendruomenė. Plikių bendruomenė. Ir Petras Siongas. O, labai. Tai kartu, atvažiuokit į Gargždus, atvažiuokit į Gargždus. Tai ar ir paslaptis Gargždų bendruomenės cepelinus? To ar paslaptis? Turim paslaptį. Vidu, nu sakyk. Meilė įdėta didelė. Visi dėl meilės. Be meilės nieko nebuvo. Ko išskirtinė jūs? Išskirtiniai tom, kad yra kapotos mėsos įdaras. Retai, kur pataikys. Jo. Kapotos mėsos. Un pos 5 spiest. Būtinai turim suspėti. Jo. Tai kiek porcijų, kiek? Pusė tikrai. Nežinau, čia vidus reiklausiau. Vidus klausiau jau. Nu, tai labai daug. Ar idėjai nežinau. Kokį prognozuoji? Prognozuoju lietų. Ne, veitą. Veitą. Mes viduriukai būsim. Viduriukas. Palikim užsienį kompanijom.
kokie čia jūs čigonių tai taborui priklauso? Čigonas ir ispanas, bet tu skirtingi. Ne, bet jūs esate vis tiek kažkokį komandą. Ispaną. Espanjol. Nu, tai turit. Nesimano. Tai gyva, kraujas. Nu, vis tiek čigoną. Ispaną, nu. Žydai, čigonai, kaip Nu, tai tada mes rusai. Maura. Seniūns niek nedar. Seniūns, ne, niek nedar. Tik atvažiavo pagerti, prizų pasiimti. Visai. Ja. Kai kalbam apie cepelinus, tai jų istorija nėra tokia labai ilga. Pirmieji cepelinai pas mus, bent jau receptų užrašyti yra tarpukariu. Daug pavadinimų, daug įvairių įdarų, didelė cepelinų įvairovė. Na ir aišku, daug įvairių skonių. Kaip beje ir šiandien vertinant komisijoje, tai smagu, kad šitą šventę darot ir tikiuosi, kad įvyks ir toliau ir bus galima susitikti, ragauti, kalbėti apie cepelinus ir kitais metais.
Šiemet tapo cepelinų valgymų čempionas, bet pagal valgymą matės, ką praktikas turit. Nu, jau turas paėdant esu. Nu, jau 30 pavalgys, aš žinai. Ir skontis taip pat susitrauks. A šiandien valgėt ko nors? Ne. Stengias nevalgyti, ką būtum išalkis. Greičiau. Nu tai labai gerai, sėkmės. Ačiū labai. Kregždutės komandai. Tai iš kur sakotės? Ar toli? Mes taip toliai nevažiaujam jūs. Tas ir žydiškas yra kažkoks tai, nes jeigu jie turi istoriją ir jeigu jie priima jį kaip savo, pavyzdžiui, čia kaip nuo sienos pasakau, Kanadoje yra toks putin rapė patiekalas, 1:1 cepelinas. Vadina kitaip, bet receptas visiškai tas. Ką pasakyti, išskirtiniam metam per tos metus buvo daug kitokių dalykų. Bet čia, kas susirenka žmonės, yra du dalykai. Maistą, gamybą ir pamokins davėms paragauti, taip toliau ir nuotaiką. Matau du dalyką, kas suėna į krūvą, yra didelė gera. Ir čia tas dalykas pavyko. O cepelinus teisėjaut skonius, abau šimet kaip nors kokiu nors įdomybių iš patiekalų. Kaip ir kožnas metas. Kartais atrodo, kad žmonės atvažiuoja į varžybas, čia į čempionatą ir mėgin kažko naujo padaryti. Prieš to nepamėgėti. Nu, ir šiandien tas skonių įvairovė yra, eina kraštą iki kraštą, veikam begalinį. Ir didelė gerų, ir prastų. Jūs jau žinot, pirmus ir antros veids atotrukis, kiek ir? Nedaug. Irgi gera, ne? Puikia! Antra veita. Cepelinai, ką matytųsi. Jo matos, kaip tik matos. Nu tai kom pasakys? Nuostabus cepelinai. Esu įpareigota komisijos pirmininko paskelbti patobulinta ir verta 2,1 vietą cepelinų virimo čempionato dalyviui. Patenkintas trečia veita, ne? Ką? Žinoma. Kad ir paskutinė, bet juk lieta. Bet buvau tepi numanyt, kad jūs. Čia. Ir aš jums sakiau, kad užimsit prizin. Ačiū. Nu, geras sėkmės. Ačiū. Tai kartu, atvažiuokit į Gargždus, atvažiuokit į Gargždus. Atvažiuokit į Gargždus, atvažiuokit į Gargždus.